Šiuolaikinis gyvenimo ritmas diktuoja mums naujus iššūkius. Stresas, užteršta aplinka, greitas maistas, nesubalansuota mityba sukelia vis daugiau odos alerginių, uždegiminių problemų. Ir išties dabar yra tendencija didėti ir plaukotumui. Ir deja vis daugiau jaunų žmonių skundžiasi padidėjusiu plaukotumu tiek veido, tiek kūno odoje. O būtent galvos odoje, kur kaip ir mūsų puošmena yra, norėtųsi, kad jų būtų daugiau, iš ties jų sparčiai mažėja. Todėl tiek naujos kosmetikos, tiek naujų technologijų gamintojai susiduria su šiais iššūkiais ir kuria vis naujus produktus, naują modernę įrangą. Sakykime, kad ir Lietuvoje pirmieji plaukų šalinimo aparatai, lazeriai atsirado maždaug prieš 15 metų. Ir iš tiesų tai buvo be galo skausminga, be galo varginanti, ilgai trunkanti procedūra ir be abejonės ją sau leisti galėjo tik pavieniai žmonės ir deja galinti pašalinti tik tai tamsius plaukus. Pagaliau Lietuvoje mes galime pasidžiaugti, kad turime jau pirmąjį vokišką SHR Gemini technologijos aparatą, kurio pagalba plaukus galima šalinti labai saugiai, greitai, visiškai neskausmingai. Ir kas yra labai svarbu, jo pagalba mes šaliname ne tik tamsius plaukus, bet galime pašalinti skirtingų atspalvių ir įvairiaus storio plaukus. Šis depiliacijos būdas turi bene daugiausiai privalumų. Procedūra trumpa, plaukelių šalinimas mažiau skausmingas nei depiliacija vašku ar cukrumi. Plaukai greitai naikinami pakankamai dideliame odos plote ir rezultatas išlieka išties ilgai. Plaukas turi keletą augimo fazių. Iš tikrųjų yra aktyvi augimo fazė, kuomet plauko ląstelės aktyviai dalyjasi, ir taip pat ramybės fazė, kuomet plaukas ilsisi. Pažeisti plauką galima tik tuomet, kai jisai yra aktyvioje augimo stadijoje. Ir būtent apie 30% plaukų pas žmogų vienu metu būna aktyvioje augimo stadijoje, todėl plaukų šalinimo procedūras mes turime kartoti kas tam tikrą laiką, priklausomai nuo kūno srities. Veide augimo fazė yra trumpesnė, mes kartojam kas 4 savaitės maždaug, kūno odoje jie auga ilgiau, todėl procedūrą užtenka daryti kas 6 savaitės. Procedūros metu impulsas paveikia plauką ir jisai susigeria į jo pigmentą. Iš tiesų, senesnės technologijos leisdavo šalinti tik tai melanino turinti plauką. Be abejonės toks plaukas pasišalina geriau, bet dabar modernios technologijos jos leidžia šalinti ir melanino ir kito pigmento, feomelanino turinti plauką. Svarbu, kad plauke nors kažkiek tai būtų pigmento. Jeigu jis yra visiškai baltas arba žilas, be abejo, jokios technologijos jo paveikti negalės. Ir kuomet susigeria impulso šviesa į plauką, plauko šaknis yra pažeidžiama. Ir iš tiesų plaukas nustoja augti, nustoja dalintis, tačiau žmogus tai pastebi po poros savaičių, kuomet pažeistas plaukas pradeda kristi. Daliai žmonių iš karto sulėtėja plauko augimas, daliai tiesiog po keletos savaičių jie ima retėti. Epiliacijos priemonės nuolat tobulinamos, taigi būdų, kaip ilgam atsikratyti nereikalingų plaukų, pakanka. Svarbu protingai rinktis, skirtingoms kūno sritims derinti įvairius metodus ir įvertinti žmogaus individualias savybes. Skinland tai prieinama prabanga kiekvienam. Dermatologinės estetikos centras, dirbantis miesto ritmu, tai yra 7 dienas per savaitę nuo 10 val. Ryto iki 10 val. Vakaro.